Žiūrėsim, žuvies lyg ir matosi, biški išėjusi tas sekumas. Bandysim, kas bus. Mesiu porą dugninukių ir plūdinę žuliais. Pašaras sliekinis marcipanas, šio biški maišyta kukurūzų. Sliekų biški pakapuoju. Žiūrėsim, kaip reaguos ta žuvis. Pirma žuvis, bet ne karosas greičiausia, nes labai jau lengvai. Raudį! 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 Karoso belaukiant. Žiežulą. Opa! Namo, ką ten įsietka, ką tu ten su jie darysi. Pirmas karosas. Panašu. Pareina. Graibštą reikia. Neįskleistas graibštas pas mane. Čia tradicija jau, bet. Tradicija. Neįsiskleis graibštą. Karosiukas. Karosiukas. Šių metų pirmas karosiukas. Epapa. Upapa. Upapa. Karosiukas. Koksai. Pavasarienės storas daiktas. Žvejoju ant slieko. Pagnaibyto. Turiu pinkų ir mankės. Pasidaręs mankės, mankę įdėjęs slieko kvapo maišęs. Šiaip ant matiliaus greičiausiai geriau kiptų, bet matiliaus neturiu. Karosą pagavau ant slieko. Antras karosas paėmė. Aha. Spardosi. Graibštą reikia pasiruošti. Saulė labai akis šviečia. Kur tu važiuoji? Aš nesuprantu, man į plūdinę neša. Tai rimtai, sakykim, tai reikia jam tenai eiti. Jo, pasigavo ir plūdė. Panašu, gal ir ne. Plūdės nepasigavo. Karosas geras. Matosi, kad karosas geras. Mano graibštas. Per mažas tokiem žuvim, blėt. Karosas tai geras. Šium net neina jau. Ir 1,5 kilo tai tikrai bus aparatas. Nu ką, dėsim pašariuko ir mesim vėl. 2 karosiukai jau pasigavo. Sliekučio.
Kabliukai, mažiukai, nežinau, čia kelinto numerio. Maži. 10 ar 12. Negaliu tiksliai pasakyti. Ant sielos lieku nekimba, kimba ant pagnaibyto. Vartosi. O va. Nu ką. Užtaisyta. Bet. Op. Laukiam kibimo. Dar vienas kibimukas. Eina šitas kur nori. Ne pas mane. Eina kur nori, tik ne pas mane. Iš lėto ateina pas mane. Iš lėto. Vieną sistemą naudoju su šėrykla ir su pašaru, o kita švinas be šėryklos. Tai visi 3 kibimai ant šėryklėlį su pašaru. Žodžiu, pašarą panašu, kad žuvis reaguoja šiek tiek. Šiek tiek reaguoja. Žuvį? Ne, karosas. Ir karosas. Čia bijo graibšto. Teik. Nu neina čia jo su tu valio. O tik čia. Išsiėmiau šiam netem. Tai dideli karosai. Jo! Sektukai tie visokie, tai blė, čia irgi chuinia, blė. Kabinasi, blė. Tai parodysiu, kas per žvėris. Kablys mažytis, bet įsikabinęs gerai. Jau. Karosiukas. Ой-ой-ой-ой. Sliekutį. Dar biškį neiškeptų sliekimą. Paganaibom. Sliekiuką paganaibom. Ir metam. Opa!
Все. Ananos nekimba. Nemačiau nei kibimo. Be pašaro. Greičiausiai reikės dėti šėryklėlę ir ant tos. Dėsiu tokią šėryklėlę 20 gramų, čia gilio nėra. Sunkios nereikia, čia gilis kokį 40-50 cm. Nes be šėryklėlės nekimba, panašu, kad niekas. Užkabinsim šėrykliukę. Be šėryklos nemačiau nei kibimo, nei bakst. Nėra matoma jų daug. Būtų daug, tai rastų ir be šėryklos ateitų. Bet kada nedaug ateina į pašarą. Pritraukia pašaras. Lengvutė. Gylis nedidelis. Opa! Opa! Laukiam toliau. Nu, ketvirtą užsikirtau karosą. Panašu. Nu, bent panašu į karosą. Arba raudį mutavus. Kilograminį. Bet greičiau, kad karosas. Plauk čia. Karosas. Nedidelis. Nedidelis šitas. Karosiukas. Kokie 800-700. Karosiukas. Nu ir penktas karosas. Paskutinis šiandienos panašu. Ir šitas nedidelis, pirmutiniai didesni buvo. Karosiukai. O tu. Ko tu toks neramus? Taip, pažiūrėsim, ką aš čia sugavau. Va. Karosai. 5 karosai. Karosai sugauti
Ir tokia žvejyba, reikės vyniotis meškeris ir namo plaukti.